Svarbiausia yra tinkamai parodyti žirgui, ko jūs iš jo norite. Šiuo atveju noriu, kad žirgas bėgtų mano nurodytą kryptim. Tam aš tiesiog paimu ranką ir parodau žirgui, kuria kryptim bėgti. Virvė, kitai vadinama korda, perimu į tą ranką, su kuria rodau kryptį. Taip pat rodant kryptį, galima šiek tiek truktelt kordą, virvę ir žirgą paragint garsu. Garsai, kalbėjimas, švilpavimas labai palengvina darbą su žirgu. Ypač reikia atkreipti dėmesį į balso toną. Švilpiant galima žirgą sustabdyti. Jei žirgas vangiai bėga arba stoja, galima taip pat jį paraginti garsu. Taip pat galime vėl priminti jam kryptį, kurią reiktų bėgti, ir su laisva ranka galima paimti virvės likusi galą ir pasukti ratu. Kaip ir minėjau, svarbiausia žirgui visą laiką priminti kryptį bei žvilgsniu ir kūnu persekiot jo subinę. Ne petį, bet subinę, nes jeigu mes eisim link jo peties, žirgas visą laiką sustoja. Norint pakeisti žirgo bėgimo kryptį, tiesiog pašvilpiu, žirgas sustoja, perimu kordą į kitą ranką, ištiesiu į šoną ir nurodau jam kitą kryptį. Vėl garsu paraginu, žirgas pradeda bėgti. Vaikant žirgą, botago aš nenaudoju. Botagą naudoju tik tada, jeigu matau, kad žirgas yra agresyvus ir gali mane pulti. Ir tai, botagų žirgo neliečiu. Aišku, labai retai įsigijam kokį nors agresyvų, bet būna. Vaikymą visą laiką pradedam nuo apšilimo, nuo žingsniavimo. Niekad nevėjam iškart, kad žirgas bėgtų labai smarkiai. Taip pat, kai stabdau žirgą, rankas nuleidžiu žemyn. Kūno kalba parodo, kad aš ramus. Dabar, kaip matom, darau pratimus. Žirgą mokau keisti pusę, kryptį. Prabėgus pusę rato arba ratą, sustabdau žirgą, rodau naują kryptį, paraginu, kad žirgas bėgtų. Jei žirgas nebėga, paimu kordo galą ir pasuku ratuku. Taip jį labiau paskatinu bėgti. Dabar žirgą sustabdžiau, nes mačiau, kad nori šikti. Visą laiką leidžiu žirgui pašikti stovint, man pačiam tada surinkti šūdą yra žymiai paprasčiau. Pašiko, toliau tęsiam darbą. Vaikant žirgą, kordas neturi vilktis per žemę, taip pat jūs ir neturite labai stipriai jo tempti. Turite išlaikyti kontaktą. Taip pat vaikant negalima leisti žirgui nusisukti nuo jūsų pilnai. Jeigu jūs pamatysite žirgo užpakalį, žinokit, kad jūs jo nebeišlaikysit. Kai žirgas bėga, į jūs atsisukęs turi būti šonu. Kai žirgas stovi, į jūs atsisukęs turi būti priekiu. Jeigu jūs pamatysit jo užpakalį, vadinasi žirgo nebekontroliuojat. Uodega surišta bintu, nes žirgas nesenai kastruotas tam, kad neužneštų infekcijos.